Sveiki mažieji futboliuko dalyviai. Esu Dovydas, futbolo teisėjas, pristatysiu populiariausią žaidimą – futbolą. Futbole yra žaidžiama 11 prieš 11, rungtynių trukmė 2 kėlinukai po 45 minutės. Nuošalė yra taikoma tik didžiajame futbole. Futbolo aikštė yra tokio dydžio, kad ją galima būtų sutalpinti ne 9 futsal aikšteles. Baudinys yra mušamas nuo 11 metrų žymos, kai tuo tarpu futsale yra mušama nuo 6 metrų, o paplūdimio futbole nuo 9 metrų žymos. Kaip matote, esu su futbolo teisėjo apranga. Ją sudaro futbolo bateliai, kojinės, šortai bei futbolo teisėjo marškinėliai. Jų turime 4 spalvas. Pagrindinė teisėjo asistento priemonė yra vėliavėlė. Dabar aš jums pristatysiu pagrindinius teisėjo asistento gestus. Tokiu teisėjo asistento gestu parodomas kampinis. Virš galvos 2 rankomis iškelta vėliavėlė rodo, kad keičiama žaidėjas. Žaidėjo prasižengimas aikštėje rodomas pakeliant vėliavėlę ir ją mojuojant. Žaidėjai pažeidus nuošalės taisyklę iškeliama vėliavėlė į viršų, o nuleidžiant ją yra rodoma, kurioje vietoje ji yra pažeista. Kamuolio įvedimas nuo vartų rodomas ištiesiant vėliavėlę į vartų pusę. Kamuoliui išriedėjus už aikštės šoninės linijos, vėliavėlė iškeliama į tą pusę, kam atitenka kamuolys. Vaikai, turiu jums užduotį, pasakykite, kuris vienas iš 5 kamuolių yra užribyje. Na ir dar viena užduotis, tai pasigaminkite teisėjo asistento vėliavėlę ir išmokite pagrindinius gestus su ja.